1901 gruodžio 5 dieną pasaulį išvydo JAV kino filmų prodiuseris, režisierius, scenarijų rašytojas, įgarsintojas ir animatorius Voltas Disnėjus. 1934 metais Volto Disnėjus animacijos aukso amžius. Jis sukūrė animacinius filmukus Pinokį, Fantaziją, Bembi, Aladiną, Miegančią gražuolę, Heraklį, Pelenę, Donaldas Ančiukas ir kiti. Tačiau, kad ir kaip pačiam patiko pilnametražiai filmai, jis nepamiršo ir serijinių animacinių filmukų. Dienos šviesą išvydo Triušis Baksas, o Ančiukas Donaldas ilgainiui pakeitė žvaigždę tapusi peliuką Mikį. Visiems gerai žinomas ir mylimas Ančiukas Donaldas gimė visai atsitiktinai. Kai Voltas Disnėjus išgirdo Karenciją Našą žaismingai kalbant neįprastu antišku balsu, kaip tik tuo metu peliukas Mikis, kuris jau 6 metus linksmino mažuosius žiūrovus, prarado dalį savo asmenybės. Tad Voltas Disnėjus nusprendė sukurti naują personažą, kuriam būtų suteikti šiek tiek neigiami peliukui Mikiui nederantis būdo bruožai. Voltas Disnėjus pasimirė 1966 metais gruodžio 15 dieną. Tačiau Volto Disnėjaus kompanija toliau sėkmingai tęsė animacijos pasaulio imperiją, įkurtą žmogaus, kuris niekada nebus pamirštas.